Ethereum kris dar, ar ko laukti ir kaip dėl XRP. XRP aš netikiu, ten daug vilčių, tiesiog mano portfelį jis neįeina. Žinoma, marketo kapitalas auks, XRP irgi turi aukti, tai jis pasieks savo ATH bet kuriuo atveju, kai visa rinka auks ir nauji pinigai ateis į kriptovaliutas. Tai viskas gerai, bet man tiesiog XRP nesirenku jo. Yra limitas, kiek ilgalaikiam investavime projektų, sakykime, turiu, XRP neįeina. Ethereumas taip kris, aš manau, kad kol kas niekas nepasikeitė. Tarp Liepos spalio mėnesio turėsim smūgį į apačią, galbūt net rugpjūčio mėnesį. Bitcoinas gali pasiekti tarp 40-50 tūkstančių dolerių USD. Ir žinoma, viskas iš paskos kris. Galbūt Ethereumas nukris, neturės tiek daug kritimo kaip Bitcoinas. Bet šitą tarpą tarp Liepos ir spalio mėnesį gali būti, kad mes paskutinį kartą matysim ir Bitcoino ir Ethereumo tokias kainas.